Sveiki, su jumis vėl aš Alminas Sinevičius ir žiūrite Lock and Loaded patruulio bazę. Šiandien pakalbėsime apie, turbūt niekad nenutylančią temą – dronus. Ir lankomės įmonėje RSI Europe ir su mumis yra šios įmonės atstovai, tai bepiločių orlaivių analitikas Liudvikas. Labas Liudvikai. Sveikas. Ir bepiločių orlaivių instruktorius Linas. Labas Linai. Labas. Handshake'ai tradiciniai irgi, kol nesunervavo mūsų operatoriaus, kas čia dūzgia, kas čia birbė pas mus pašonį. Birbė ventiliatoriai. Ventiliatoriai aušinantis bepiločių orlaivių sistemą špokas. Špokas yra... Špokas nuo paukščio? Špokas. Taip, nuo paukščio špokas. Tai špokas yra šis dronas. Tai yra vadinamasis FPV dronas, skirtas taikinių naikinimai. Tai šis dronas yra 10 colių dydžio, turintis gana pažangę šokinėjimo per dažnius funkciją. Hoppingo, ne? Jo, frequency hopping angliškai vadinasi. Tai šitas dronas yra skirtas funkcionuoti kaip šaudmuo skraidantis. Dedi prie jos sprogmenį ir siunti į taikinį. Pats terminas FPV dronas, tai nesuponuoja, kad jis yra savižudis tas vadinamas. Ne, pats terminas yra atėjęs iš... First person view, iš game. First person view, jisai yra atėjęs iš šitų... Buvo RPG game'ai, ne, ir buvo šitie. Taip. Tai iš principo, stebėdamas pilotas per akinius, čia mes matom tą vaizdą tiesiai į antžeminę valdymo stotį, bet pilotas per akinius pilotuodamas jį mato tik šito drono vaizdą, kas jam leidžia labai jautriai kontroliuoti, kur skrenda tas dronas, susilieti su juo, kaip sakant. Tai FPV reiškia First Person View, tai jo, neturi nieko bendro su karyba, koviniais dalykais, atėjęs iš lenktynininkų pasaulio šitas dalykas, dronų lenktynių. Tai čia yra pats dronas, o čia yra ta įranga, kuri įgalina jau FPV dronų komandas veikti mūšio lauke. Nes dronas yra dronas, jį reikia valdyti, tai čia yra valdymo pultelis, kurio pagalba yra valdomas, čia dabar jis išjungtas, nesivaldo. Taip pat yra akiniai, kuriuos užsideda jau pilotas. Pilotas užsideda akinius, per juos mato. O tai kam tada ta dėžė reikalinga? O šita antžeminė valdymo stotis, į ją yra pasijungę, visų pirma, jungiasi antena, kontrolės ir vaizdo antena, kuri yra iškeliama kažkur toliau nuo operatorių, dronistų, sakykime, paprastai pozicijos, kažkur toliau, nes jinai siunčia signalus, tai jinai tam tikrą prasme ir gali pritraukti ir ugnies, tai jinai yra priešiškos ugnies, tai jinai iškeliama kažkur aukštumoje, ar tai būtų tarp medžių, ar kažkur ant pastato, į didelį aukštį pakeliama pagal taktiškai parinktą vietą ir išvedamas laidas, kuris laidas nuo tos antenos keliauja iki 50 metrų kabelio, keliauja į tų operatorių poziciją. Jie, tarkim, taip kaip kovojama Ukrainoje, jie lenda į bunkerį, į rūsį kažkur, kurie yra saugus ir viską daugiau prie tos antenos jiems eiti nereikia. Ta antena užmaitinama per baterijas yra iš šitos antžeminės valdymo stoties, tiesiai tas laidas įsikiša, visi laidai ateina, kitaip sakant, jie jau išsistatė savo poziciją, jie jau lysti į pavojingą zoną, jiem jau nebėra ko. Tik padėti drono ir išskristi. Tai viena iš funkcijų yra tiesiog sukurti saugią darbo poziciją ir taip pat yra, aišku, tas vaizdas, kurį stebi navigatorius, nes pilotas mato vaizdą per akinius. Taip? Pilotas mato vaizdą per akinius, tai jam matyti nereikia. Navigatorius naudoja šitą vaizdą tam, kad galėtų naviguoti. Taip pat į skaitmeninio vaizdo, čia yra HDMI jungtis, kur galima įsidėti skaitmeninį vaizdą. Tai tarkim, Ukrainoje būna komandos turi Starlinko anteną išsikelia, prisijungia prie Discord ar Google Meet serverio, taip kaip jie dirba ir jie įsikiša tiesioginį vaizdą iš žvalgybinio drono ir taip jie mato taikinį. Tai ir čia galima pasistatyti split screeną, kad tu vienoje pusėje matai tai, ką transliuoja dronas, kitoje pusėje tu matai tai, ką transliuoja tau žvalgybinis dronas ir skrenda, gali užvesti, gali matyti pataikė, nepataikė ir taip užtikrinamas tas... Dviejų dronų, pavyzdžiui... Dviejų dronų komandų sąveika
ir tas angliškai vadinamas Battle Damage Assessment, kur tu nusprendi, kokią žalą padarė ir priėmė sprendimą. Iš žvalgybinio drono stebėjimo. Iš žvalgybinio drono. Pataikiai, nepataikiai, siunčiam antrą, ką darom. Tai... Mes turbūt matėm Telegram kanaluose daug tokių filmavimų. Jo, visur yra vienas ir kitas. Tai šita antžeminė valdymo stotis padeda tiem dviem sistemom veikti koncerte kartu. Kokie yra sprendimai gaminant šį droną ar kitokius, tarkim, kaip apsisaugoti nuo tų antidroninių priemonių, nes mes žinom, tie Skyviperiai yra ten, kas pas mus gamina, pas Rusiją irgi yra ten nuo tiesioginės ugnies, aišku, apsaugo turbūt atstumas kažkiek, bet tiek nuo tiesioginės ugnies, tiek nuo antidroninių priemonių. Tai iš principo du dalykai yra vaizdo perdavimas, kuris keliauja iš drono į operatoriaus poziciją ir kontrolė, kuri keliauja iš operatoriaus į droną. Kontrolės dažniai trikdyti, slopinti yra lengviau dėl to, kad dronas yra arčiau tavo pozicijos. Jisai skrenda virš tavęs, tai jam džeminti jį, tarkim, priešui yra lengviau džeminti tą kontrolės ryšį. Tai mūsų dronas būtent... Ne vaizdo, o kontrolės. Jo, nes vaizdo tada tu turi siūsti labai stiprų trikdymo signalą į operatoriaus poziciją. Tai tau reikia žinoti operatoriaus poziciją, reikia turėti pakankamai galingą džemerį, kad nusiųsti būtent per keliolika kilometrų. O džeminti droną, kuris skraido virš tavęs, jau yra mažesnis atstumas ir geresnė tikimybė. Plus ryšys jau tarp operatoriaus ir drono silpnėja su kiekvienu kilometru, kuo toliau dronas skrenda. Tai kaip jūs išvengėte šitų? Tai dėl to jautresnė vieta yra tas kontrolės dažnis. Mūsų sprendimas yra šokinėjimas per dažnius per keliuose ruožuose. Tai iš principo yra tie 3 ruožai, kuriuose yra tos 3 antenos, tai reiškia, kad yra 3 skirtingais ruožais dirba tas dronas ir juose iš principo kontrolės signalas yra šokinėja. Tai aš nežinau, galbūt pirštais paprasčiausiai, tarkim, jeigu standartinis, čia yra transmitteris, čia receiveris, siųstuvas, imtuvas ir jie šnekasi taip. Tai tą vieną perkirsti yra gana paprasta. O pas mus pseudo randominiu jisai šokinėja ir jį pagauti ir jeigu tu kerti tik tais vienoje vietoje, jis vis tiek kituose šokinėja ir tu valdai tą droną. Galbūt kažkiek prislopina, jau ten kontrolė, atsiranda tas latency, bet tu jį vis tiek valdai. Frequency hopingas ir yra būtent šita technologija, taip, kur yra šitam drone. Taip. Bet tarkim, kur yra dėžės tokios pastatomos antidroninės, ten radarai tokie tipo kaip... Tai jie irgi ten veikia ne vienam dažnėje, ten irgi kažkiek šokinėja arba kažkokį ruožą dažnių dengia ar ne. Taip, tai čia priklauso nuo principo, daugiausiai populiariausiai ir labiausiai išsiproliferavę, daugiausiai prieinami tie priešdroninės priemonės, tai yra tie pasyvūs džemeriai vadinami, kur džemerio operatorius pasirenka dažnį, kuriame slopina, jungia mygtuką, perjunginėja ir jis turi gauti tam tikrą žvalgybinę informaciją, ar pats susižvejoti, ar jo komanda jam turi pasakyti, kokiam dažnių ruožė veikia priešo dronistai. Tam, kad jis galėtų keitalioti ir gaudyti tos dronus. Tai čia yra toks katės pelės žaidimas. Rinkoje egzistuoja tie vadinami aktyvūs džemeriai, kurie turi iš vienos pusės spektro analizatorių, kuris analizuoja spektrą ir gaudo įvairius... Žvalgybą. Jo, jis atlieka žvalgybą ir kitoj pusėje yra džemeris, iš principo programinė įranga, iš spektro analizatoriaus, programinės įrangos pagalba gaudamas yra būtent tas norimas ryšio perdavimas, kurį norima džemint. Atpažįstamas pradžioj ir tada duodamas džemeriui uždavinys džeminti būtent šitą algoritmą. Taip. Tai egzistuoja tokie sprendimai tiek rytuose, tiek vakaruose, bet jie nėra tiek smarkiai išsiproliferavę ir jie yra gana brangus. Kaip jūs patestuojat, kas veikia, kas neveikia? Ar jūs Ukrainoje testuojat, Lietuvoje pradžiai? Jeigu galite visą procesą nupiešti mūsų žiūrovams. Tai pirmos galbūt fazės yra tiesiog vystymas, tas developmentas, research and development, tai yra keliamos kažkokias hipotezės arba jas gaunamas feedbackas, kad egzistuoja tam tikros hipotezės, kad ten ukrainiečiai daro, rusai taip daro, tai mūsų inžinerija mes keliam tam tikras hipotezės, kad tas veikia, tas neveikia, susikuriam savo tyriamuosius uždavinius ir tada inžinieriai mūsų eina, testuoja. Tai gali būti laboratoriniai testai, kur tarkim su įranga tam tikra dirbama, žiūrima su spektro analizatorium arba testuojama tiesiog programinės įrangos pagalba. Kai tie sprendimai jau veikia ant stalo, kažkokie randami arba hipotezės patvirtinamos arba paneigiamos,
Tai tie sprendimai tada jau testuojami tų pačių inžinierių lauke, Lietuvoje, mes važiuojam, skrendam, testuojam, žiūrim, ar tai veikia, ar tai atitinka kitus operacinius reikalavimus. Tarkim, ar mes spręsdami atsparumo džeminimui problemą nesuprastinam ryšio perdavimo atstumo, nes tu nori gerinti, tu nenori kažkur padaryti, kad būtų nenudžeminamas, bet jisai nebeskrenda tiek toliau. Tai tada testuoji ir kitus parametrus, ar tu neprarandi, kai tarkim, kažkoks naujas sprendimas yra pasitvirtina. Bet čia irgi kaip temidės svarstyklės, tu arba turi ten gerą atsparumą džeminimui, arba ten toli skrendi, pavyzdžiui. Tu turi vis tiek kažkokį vidurkį išvesti tarp tų galimybių. Yra reikalavimai, kiek turi nuskristi atstumo, tai juos diktuoja mūšio lauko realijos, tarkim, Ukrainoje frontas yra toks, koks jis yra. Ir dronai turi skristi, operatoriai mums aiškiai komunikuoja, kokio atstumo jie nori. Tai kas liečia dronus valdomus šitais radio ryšiu, tai yra 20 km, tai kas jiems yra gerai ir paklausu. Dar yra mūsų vienas sprendimas, kurį mes dabar esam testavimo fazėje. Tai yra šviesolaidinių ryšių valdomas dronas. Tai kabelių. Kabelių, taip. Tai kabeliui yra reikalavimus gaunam, kad nori 10 km. Tai tu žinai, kad yra tokie reikalavimai ir visi sprendimai turi nekristi mažiau. Tai kai tu darai kažkokius antidžemingo sprendimus, tu tikrai stengiasi nepaneigti tų pamatinių taktinių reikalavimų, nes mūšio lauko nepakeis, jie neprieis arčiau. Prieis, bet nenorės tikrai taikytis prie tavo sistemos. Bet dar mes prieš laidą kalbėjom, kad komponentais jūs dar irgi testavimą darote, ne? Tai čia vienas yra dalykas, kaip tu vystai tuos sprendimus, kai jau patvirtini, kad tas sprendimas veikia ir jį inžinieriškai veikia ir mes tą sprendimą priėmėm. Sekantis žingsnis yra perkelti į gamybą, tai atitinkamų komponentų suradimas jam ir jų užsakymas. Tada, kai jau atvyksta į gamybą ir mes pradedam gaminti jau skaičiais tuos dronus, tai kad kokybę užtikrinti, tai svarbu yra kiekvieną komponentą ištestuoti. Paskui surinkamas dronas, viso drono kontrolė yra, jisai protestuojamas yra mechaniškai, pakyla, pavaldo, suprogramuoja, sureguliuoja, kad kiekvienas dronas iš mūsų išeinantis būtų lygiai toks pat, kokį mes deklaruojam ir kokį demonstruojam. Ir sekantis etapas tada jau yra operaciniai testai su ginkluotomis pajėgomis. Tai siunčiam savo dronus į Ukrainos ginkluotasias pajėgas, įvairiems operatoriams. Ir jau jie testuoja. Kartais būna tie testai, kuriuose mes dalyvaujam ir mes matom ir, tarkim, patys turim praskristi, kaip deklaruojam ir jie mums duoda uždavinius ir jie stebi. Kartais tai būna testai, kur, ta prasme, čia sunkiai gal net testo pavadinsi, bet duodi ir jie vežasi į mūšio lauką ir pasako, tarkim, 4 iš 4, geras dronas. Kaip ten... Kas yra 4 iš 4? 4 iš 4 pataikė. Tai tiesiai, testavo tiesiai ant priešo. Ir sąlygų scenarijų jie nepasakoja, yra pas juos tas operacinis saugumas, bet tai gauni tiek grįžtamo ryšio, kad veikia. Jeigu kažkas neveikia, tai gauni daugiau feedbacko, žinai, bet yra ir toks testavimas. Tiesiog yra paprastas mūšio laukas, jie taip paprastai. Tai gal ir gerai, ir tikslą pasiekė ir dar pratestavai droną. Žinodami šitą realiją su Ukrainos pajėgom ir mūšio lauku ir žinodami, kad jų aplamai prioritetai yra, jie turi mažai žmonių, labai daug reikalų ir yra sudėtingoje situacijoje ir jie su laiko negaiš. Jeigu pas tavęs sprendimas prastas, tai jie tau taip greit ir pasakys ir galimai antro šanso neduos. Tai mes į tas interakcijas su Ukrainos operatoriais visą laiką stengiamės atiduoti taip, kad ir būtų, kad 4 iš 4, nes po to žinom, kad tiesiog gali nebebūti antro šanso. O ar tikrai, dabar turbūt Ukraina yra ta geriausia vieta, nebūtinai mūšio lauke, bet ir šiaip reikalavimų prasme testuoti dronus, ne? Nes aš kalbėjau ir su kitos Lietuvos įmonės gaminančios dronus vadovu ir jis irgi sakė, kad, turbūt reikalavimai yra patys griežčiausi, gal netgi žiūrint, tarkim, su europiečiais lyginant,
ir ukrainiečius. Tai ukrainiečiai, kadangi jau kariauja, jie turi tą patirtį iš mūšio, todėl gal jie turi tų daugiausiai išmoktų pamokų ir tas reikalavimus užkelia aukščiau. Ar kaip tu pritari tam, ar teiginiu, ar ne? Pavyzdžiui, jūs vis tiek ir jau su Europą biškai irgi kažkiek bendraujate. Jo, aš... Arba su Lietuva. Tiesiog iš kai kurių testų, kuriuos aš gal tokia, nes tikrai ne mano sritis ir nenorėčiau komentuoti, tiesiog iš kai kurių testų, kuriuos mes esam praeidinėję Ukrainai, tai nemanau, kad Lietuvoje tokius testus pavyktų suorganizuoti. Tiesiog, kad tokius džemerius užkurt, kaip jie ten užkuria, tai pas mus su ryšių reguliavimo tarnyba reikėtų, nežinau, derinti pusę metų šitą projektą tokį. Nes jie ten tikrai turi labai rimtos įrangos ir jinai ten džemina viską. Tai va tik tokia impresija yra, kad jeigu jiem reikia pasidaryti testus, jie eina ir pasidaro. Čia galima papildyti, kad jie ne tai, kad iškėlė tos reikalavimus, tiesiog nesusigalvoja, nes taip įsivaizduoja, jie turi patirtį. Jie turi atgalinį ryšį tiesiai iš kovinių veiksmų, tai jie ne tai, kad susigalvoja, ko jam reikia, jie žino, ko jam reikia, nes arba veikia, arba neveikia, tai arba priešą paveikia kažkaip, arba nepaveikia. Jo. Tai tas atgalinis ryšys jau yra patikrintas kai kur ir krauju. Kiek dirbtinio intelekto, tarkim, integruojama dabar į dronų technologijas? Kokį sprendimą RSI Europe šiuo metu mes integruojam ir neužilgo pasiūlysim savo vartotojams tokį, taip pat koks sprendimas jau tampa netgi standartų Ukrainai. Jie jau yra priėmę, kad jau visus dronus, kuriuos pirks, tai bus su autonomija. Tai ta autonomija, kaip jie įvardina, tai yra paskutinios mylios autonomija. Last mile solution būna ją vadina, arba terminal guidance, tos galutinės fazės autonomija. Tai kaip jinai atrodo? Tai operatorius skrenda iki taikinio ir, kaip ir minėjau apie džemingą, kuo arčiau taikinio esi, tuo didesni šansai, kad būsi nuslopintas. Nes tiesiog džemeris veikia tam tikrą atstumą, jisai suformuoja burbulą arba kažkas taikosi su tuo antidroniniu šautuvu. Tai ten yra didžiausia tikimybė būtent džemintam. Tai operatorius iš didelio atstumo, tai mūsų autonomija iki 400 metrų leidžia tą atstumą, jisai pamato taikinį, užfiksuoja jį ir viskas, ir tada praktiškai paleidžia pultelį. Autonomija, tai ir sako, kad jo, ir dronas jisai skrenda ir naikina. Taip, jisai naudodamas Pixel Lock technologiją, maišytą su Computer Vision, jisai atpažįsta tą taikinį ir... Žodžiai man. Jo, tai... Supratau, kažkas žiūrovų tikrai suprato. Jo, dirbtinis intelektas iš principo su jau anksčiau egzistavusiamis technologijomis maišytas, jisai veda link taikinio. Tai gali ir judančius taikinius naikinti. Sekti, žodžiu. Seka, pasirenka savo trajektoriją ir artėja link taikinio. Kokia Javelino raketa irgi panašiai. Taip. Taip, tai Javelino raketa, aišku, jos nesu ten darinėjęs mesinės, bet pagal laikmetį tiesiog technologijos, manau, kad naudoja tik Pixel Lock technologiją, kuri anksčiau yra egzistavusi. Taip pat yra dar kita funkcija, kuri irgi palengvina operatorium praskridimą pro džeminamus ruožus, nes kartais būna, kad pilotas, tarkim, komanda yra čia, taikinys čia, o per vidurį yra džemeris. Kažkur yra džemeris, kurį reikia perskristi tą ruožą. Ir ten jau praskridus už to fronto, kur džemeriai yra, ten jau gali laisvai naikinti, bet va, tau ruožą tą praskristi reikia. Tai mūsų autonomijos modelis taip pat turės funkciją cruise, kur pastatai kryptį, kurie skristi ir jisai visą laiką laikosi tos krypties. Paskui gali išjungti, ne? Taip, ir jeigu tau vienu metu dingo ryšys ir po to grįžo, tu jį vėl išsijungi ir skrendi. Tai toks ir palengvinimas pačio to operavimo. Nes aš kiek atsimenu irgi, ten yra tokios sienas pastato, kaip ryšio, tą džeminimo sieną, tam tikram ruožė, per kurią dronai negali skristi. Ten, kai savus išleidinėja, jie nuima trumpai, išleidžia ir vėl pakelia, žodžiu, tokia užsklanda ryšio, nežinau kaip čia. Taip, tai tokia funkcija leidžia tą sieną praskristi, nes tuo metu dronas jisai operuoja autonomiškai, jam nereikia komunikuoti su operatorium, jis praskris tą sieną ir jeigu bus vis dar parinkta ten, jeigu nebus padaryta iš principo komandos ar piloto klaida, kad bus parinktas tinkama kryptis ir tinkamai stovės antenos, jis atgaus tą ryšį ir važiuojam. Ir dar šitos sistemos dalis didelė yra operatorius. Tai Linai, kokių savybių turi turėti drono operatorius? Pavyzdžiui, aš galvoju, kad gal aš nuvertinu save, bet kad aš negalėčiau būti drono operatoriu.
ten man susisuktų galva turbūt užsidėjus sakinius, žinai, ten vestibuliarinis aparatas. Nu kaip, kad negalėtum, gal nepasakyčiau, nu kol nepabandėm, nepatestavom, gal po savaitės jau tada tikrai jau sakiau, nu jau gerai, šitas jau beviltiškas, gal nurašau. Bet šiaip dar nebuvom sutikę ir kiek esam ruošę operatorių, taip, vieni greičiau, vieni lankščiau pasirengę, kiti ilgiau. Nuo vaikystėje tas... Jo, ir čia grįžta. Su pultais, pleistekais. Labai padeda. Tai jaučiasi iš karto kursantai, kur geimino visą vaikystę. Dar kita taisyklė, kažkodėl mums išlindo amžius 40+. Ne visi, taisyklė ne 100%, bet labai dažna 40+, sunkiau pasiduoda irgi tam treningui, pasirengimui. Nežinau kodėl, gal ta karta mažiau geimino ir mažiau pratę. Buvo dar anksčiau tokie, žinot, nebuvo namuose kompų, būdavo, ten turėjo eiti į tą kompiuterinę. Ja, bet šiaip iš principo, paruošt gali bet kurį, man atrodo, karį, jo labiau kariuomenė negali labai švaistytis etatais personalo. Ukrainoje labai dažnai apeidami tą greitindami procesą, tai renkasi iš vis jaunimą, kviečiasi į tarnybą, duoda jiems kažkokį bazinį kovinį rengimą, bet žino, kad jisai geras gameris ir greičiau pasiruoš operatorius negu karys, tai bazinį kario rengimą duoda ir tada iš jo padaro gerą operatorių. Ir jisai tada dirba operatorium, turi mažiau karinės patirties. Tas pasiteisina. Mes kiek rengiam, tai tiek, kiek mums reikėjo pasirinkti operatorių, visiems viskas sekėsi, kažkiek turi daugiau dėmesio, gal skirti, gal daugiau pasėdėti prie ten simuliatoriaus to pačio, ilgiau, kai kas gal naktim, rezultatai, laiką turim ribotą, nustatytą kažkokį tai rengimo, tai vieni tą rezultatą pasiekia, ilsisi, kiti gal naktim pasėdi, bet iš principo gali bet ką. Kad visiškai negalėtų, esu tik girdėjęs, kažkam būna sunkiau tuos sakinius užsidėjus vestibuliarinio aparato, kažkokios problemos būna, bet aš tokiu atveju tik esu girdėjęs, nebuvau sutikęs gyvai, kad kad žmogui būtų tokia problema ir negalėtų visiškai valdyti. Tai iš tikrųjų operatorius gali... Man šiaip buvo papykino, bet Papykino net? Jo, tai toks yra jausmas, kadangi tau fiziologiškai tavo kūnas... geriau tada, ar ne? Ne, tavo kūnas yra statiškas, tu sėdi, niekas nejuda, o tavo vaizdas visas sukasi. Tai tas disonansas tarp to, ką tu matai ir to, ką jaučia tavo vestibuliarinis aparatas ir būtent sukelia tą tokį pykinimo efektą, ypač kai darai staigesnį kažkokį manevrą, apsisukimą, toks, nueina. Tai turi ten su juo pakvėpot, mokėt dirbti, bet jisai su kiekvienu skrydžiu man kažkaip mažiau to. No, bet čia nedidžiausia problema. Tikrai nedidžiausia problema dronų rengime, vestibuliariniai aparatai. Tai kas didžiausia problema rengime? Keli etapai yra, dėl ko ir pats rengimas yra keliais etapais. Tai pirmas iššūkis iš vis pradėti valdyti. Tai čia ir prasideda, ar tu gameris ar ne gameris. Šitie dronai autonomijos labai mažai turi. Tu turi su tuo pulteliu pagauti visą tą jo aerodinamiką, taip, ir tada jautriai valdyti. Kuo pats rengimas skiriasi nuo to, iš ko atėjo tas hobis, tai tos lenktynės civiliam gyvenime su civiliais dronais, ten skraidai greitai, daugiau gal kažkaip klaidų gali sau leisti, lakstydamas greitai manevruoji, kažkokius aukščius pasirenki didesnius. Čia jau nuo pat pradžių mes keliam tavo reikalavimus, tavo iššūkis yra išmokti jį preciziškai valdyti. Tai reiškia mokėti pro mažiausią tarpą pralyst, kam to reikia, tai tam pačiam priešo naikinimui, tai tą blindažą į apkasą įskrist. tą patį ten pilnas telegramas vaizdų, kaip ukrainiečiai tanko ar kažkokios artilerinės sistemos vamzdį pamuša su dronu. Nu, tai išlaikyti vienoje vietoje kabėti yra didesnis iššūkis, sunkiau negu kad skraidyti tiesiog pievom ratais greičiai. Tai mes iš karto nuo mokymo pradžios išbraukiam, draudžiam tą smagumą, tą greitą skraidimą ir visus mokom preciziškai. Nu, tai čia užtrunka simuliatoriui tų valandų parinkti. Čia gal geras palyginimas, kaip, va, tarkim, ir kaip su dviračiu. Tarkim, su dviračiu yra gana sunku važiuoti lėtai, kol išmoksta. Žinai, va, tas, tai geriausiai yra va, tas toks kažkokį paimtą greitį ir lėkti.
Tai ta tokia kruizinė. Visi tėvas pastumė, žinai, ir tu varai, ir atrodo važiuoji. Taip, bet vat, mažu greičiu apvažinėti kugelius, va, tarkim, čia jau atsiranda tas vat, įgūdis, tai va, tose kursuose va, tą įgūdį ir moko nuo lėtai ir preciziškai, kas yra irgi sudėtinga su dronu. Kaip jūs galvotumėte, ar geriau paimti, tarkim, karį su baziniu kursu pirmą karinį rengimą, o paskui kaip dronistą ruošti, ar atvirkščiai? Pradžiai paruoši kaip dronistą žmogų, o paskui jau apmokai karinio rengimo. Ar šiaip nėra skirtumo čia? Šiaip turbūt nelabai būtų skirtumo. Na, visų pirma, tu vis tiek esi karys. Tai tu turi žinot. Ukrainos kursos mokymuose, netgi tuos, kur bazinius paima, per drono operatoriaus kursuose yra taktinės medicinos dalis. Nemaža. Per mėnesį tavo rengimo, tu praeini bent jau kad galėtum save apsitarnauti po sužeidimų. Tai, bet ir šiaip, tai tu esi karys, po to tu renkėsi tą ginklą, su kurio tu dirbsi, ar tu esi operatorius, tai tu tie dronai, gal tu žvalgybinio drono operatorius būsi, nereikės tiek daug precizikos, bet daug dalykų irgi iš to rengimo tavo ateis. Ar tu kovinio drono operatorius, tai jau nori tada skraidyti su tais sakiniais ir tą preciziką, nes tu esi... Tai norit pasakyti, kad žvalgybinio drono operatorius neskraido su sakiniais? Ne. Labai skirtingos sistemos. Priklauso nuo sistemos, bet ne. Taip. Mes kalbam... Jis ekrane mato, ne? Jis mato ekrane ir to jam užtenka, nes žvalgybinis dronas automatiškai, ne tai, kad yra brangesnis, šiaip yra daugiau autonomijos visokių sistemų integruota ir jo darbas yra kabėti kažkur ilgai, atnešti daug informacijos, tai reiškia, jis turi ir kažkokį koordinačių nuėmimo sistemas, kažkokį žemėlapių palaikymą, jis yra žvalgybinis, tai jis turi tau kaip žvalgybinė įranga dirbti ir duoti informacijos. Čia yra šaudmuo, tai jeigu kaip dževelinas, kur tu paleidi ir pamiršai ir nuskrido, tai jo darbas irgi lygiai tas pats, tiesiog iš vienos vietos nuskristi kitą ir ten padaryti kažkokią efektą. Tai daug paprastesnė sistema ir dėl ko, aš sakau, mažai autonomijos ir ne vien dėl to, pavyzdžiui, jokių GPS-ų nėra, dėl operatoriui šalia gebėjimo skraidyti preciziškai, valdyti droną, jam ten daug ryšius tos pačius reikia išmanyti, navigaciją, žemėlapį pažinoti, nunaviguoti kažkur, nes neturi nei GPS. Ir ne tik dėl to, kad, pavyzdžiui, pigita technologija, tai yra išpigina droną, nuėmimas visų sensorių, bet toj pačio elektroninės kovos aplinkybėm jis tiesiog neveiktų. Tai ir kam tau tada jį apsunkinti. Tai aš dabar girdžiu, kad labai daug priemonių įvairių reikia, kad paruošti operatorių. Tai kokių konkrečiai reikia priemonių ar infrastruktūros, kad parengti gerai operatorių, jūs ką naudojat? Priemonių galutiniam rezultate, tai jau taip reikia visų priemonių, su kuo jisai dirbs. Tai jeigu einant nuo galo, tai taip reikia jau, jis turi jau padirbti mokymuose su visą įrangą, su kuria dirbs. Tai mes naudojam ir tos pačius mūsų ir antžeminės valdymo stotis, antenas, ten retransliatorių galim išsikelti. Iki to kovinio rengimo, iki to jau darbinio, tų skrydžių, taupant laiką, skraido pievose. Tai yra, jau tą preciziškumą, meistriškumą, kad tau išugdyti, tai tu pasiimi kažkokį droną, nebūtinai kabini sprogmens ten imitaciją ar kažką, tų daug svorių, tau užtenka to drono, kurio fizika atitiktų to darbinio drono, bet tu jau skraidai, atlikinėjai, renki valandą. Pilotai visoje aviacijai kaupia valandas, tiek lėktuvų, sraigtasparnių, tai dronų pilotai kaupia valandas ir tada jeigu nuo galo einam ir tas pirminis, kad taupyt tos dronus, tas valandas kaupiant kuo mažiau tų dronų daužyti, tai naudojam simuliatorius. Tai pirma rengimo savaitė vyksta, užtenka savaitės irgi grįžtant prie taisyklės 40 plus ne 4 ir jaunesni, standartiškai žmogui užtenka kažkokių 20 valandų simuliatoriai. Tai naudojam kompiuterinius simuliatorius, tuos pačius, kuriuos taip patys naudoja civiliai varžybom ruoždamasi ir mokydamasi lenktyninę tą droniuką valdyti. Tai simuliatorius labai sutaupo dronų. Ir perduoda visą tą pačią logiką, aerodinamikos supratimą, tą visą fizikos suvokimą to drono valdymo, perduoda simuliatoriai. Taip, tą savaitę praleidžiam simuliatoriui, jeigu viskas gerai 20 valandų, kažkaip irgi tokia pasitvirtinus taisyklė, užtenka.
kitiem gali reikėti daugiau. Nu, tai tada sėdi... Čia minimaliai. Minimaliai kažkur apie 20 valandų toks vidurkis yra, kad tu jau gebėtum skraidyti, tada jau gali drąsiai duoti tą gyvą tikrą droną ir jau eiti į pievą, tenai kaupti tas valandas jau gyvoje aplinkoje, bet dar netaktiniai. Dar toj ramesniai, bet jau gyvoje aplinkoje. Koks vaidmuo šito gamintojo yra operatorius rengime? Ar tik, kam jums? Jūs galite net nedirbti su tais operatoriais. Bet kodėl jūs turite instruktorių? Kodėl Liną turite? Aš galiu atsakyti, nežinau, ar Linas gali. Aš pabandysiu. Linai, kodėl tu čia? Kodėl, pavyzdžiui, kodėl mes pradėjom rengti kariuomenį pilotus? Tai visų pirma, kaip gamintojai veždami, testuodami dronus, turim kažkokį artimesnį ryšį, nesakau, kad kariuomenė gal neturi kažkokių ryšių, bet turim gana glaudų ryšį su galutiniais vartotojais, tais pačiais Ukrainai. tą feedbacką galim susirinkti, galim žinoti, kas veikia, kas yra reikalinga. Mokymuose labai dažnai, kadangi mūsų šalis yra nekariaujanti, mes negalim remtis kažkokią savo patirtim, bet turi remtis patirtim tų, kas naudoja. Ir tai yra naujas ginklas, daugiau niekas neturi jokių vadovėlių apie tai parašyta. Taip pat ukrainiečiai kažkokių vadovėlių turi, bet jie yra perrašomi vos ne kas mėnesį. Tai tos žinios, tas bendravimas iš padalinių, iš tų pačių pilotų, kurie testuoja mūsų įrangą, kurie skraido, kurie naudoja, leidžia mums kaip ir gana atsakingai įtraukti tai į mūsų rengimą ir paaiškinti, kodėl mes darom vienaip arba kitaip ir kodėl mums reikia išmokti vienaip arba kitaip. Tai tos žinios, kai mūsų kariuomenė nėra įsitraukusi į konfliktą, kur būtų naudojama šita priemonė, negali tokio vadovėlio parašyti. Tiesiog privačiom iniciatyvom, ir čia galbūt visa net karo Ukrainoje pamoka yra, kad privačios iniciatyvos jos vis tiek geba reaguoti greičiau. Bet tai nėra kritika viešajam sektoriui ir kažkas, tai yra taisyklė, tiesiog viešasis sektorius yra... Čia visur. Taip, visose pasaulio šalyse tai yra institucijos yra dažnai milžinai moliniam kojom, kurie lėtai reaguoja, kai jau sureaguoja, tai efektas yra, bet karas Ukrainoje prasidėjo, tai įvairūs paramos fondai kamšė tas skylės, kurias didžioji logistika palikdavo ir atveždavo tos trūkstamus dalykus. Tai atitinkamai ir čia, kadangi šitas dalykas yra glaudžiai susijęs su ta dronų patirtimi, kuri jau egzistavo privačiam hobistų sektoriuje. Tai lenktynininkų, taip. Tai yra civilinėme pasaulyje specialistų, kurie greitai į tą dalyką šoko tiek Ukrainoje tiek ir Lietuvoje. Mes mūsų įmonė prisitraukė tuos specialistus dirbti, gaminti, testuoti ir pradėjo įmonėje kauptis tas know-how, tas supratimas, kurio mes matėm, kad kariuomeniai jis galbūt formuojasi po vieną paskirą asmenį. Kiek tu pašneki, tarkim, yra kažkokiam dalinį entuziastas, bet jis aplink save neturi to brandolio, plus jo galbūt tarnybinės užduotis visai kitos, nes tiesiog šiuo metu nėra kažkokių tokių. Tai mes matėm, kad praeitais metais jau atsirado tas Lietuvos kariuomenė, jau tas noras pradėti startuoti su dronais ir pas mus buvo ir įranga, ir žinios, kaip tai daroma, ir sukauptos iš Ukrainos, tai Path of Least Resistance, mažiausio pasipriešinimo kelios, ten taip tiesiog turėjo sukristi, kad į privačios iniciatyvos tai turėjo ateiti ir aš manau, kad tai buvo tiek kariuomenės atsiliepimais, tai buvo sėkmingos sąveikos pavyzdys, tiek mums kaip įmonė. Irgi be to, kad mes čia pasidalinom labai daug patirtim, kurią sukaupėm čia, mes ir gavom labai daug patirties. Dirbdami su Lietuvos kariuomenė mes ir patys daug išmokom ir tas pradėjo tą diskusiją apie kokio drono, nes, žinai, dažnai būna diskusijoje, Ukrainoje kariauja vienaip, mes kariausim kitaip, NATO strategija ir panašiai, tai kai tu pradedi mokytis, treniruotis, bandytis, pradedi konkrečiau truputuką kalbėti, tai kaip mes kariausim su tais dronais, tai jau ta diskusija yra prasidėjus, tai džiugina. O dabar jeigu grįžtant prie rengimo o kaip komanda, vis tiek komanda yra jau kitas dalykas, tai ne tik drono valdytojas arba operatorius. Kokių elementų, kokie yra pagrindiniai elementai treniruojant arba ruošiant komandą? Kokią saugą nori, kiek vairuotojų, ryšininkų, ką tu toliau sudėliosi, tai čia jau pačio padalinio formavimo reikalas.
Bet kaip skraidimui, kaip operavimui, kaip kovinio drono, mažiausiai yra du operatoriai. Tai yra vienas drono operatorius, tai tas, kuris jau valdo su pulteliu užsidėjęs akinius, sėdi su akiniais ir jau įlindęs. Tai operatorius. O ten šturmanas? Vadinamas šturmanas, navigatorium vadinamas. Gali būti šturmanas. Jisai navigatorius labiau, nes jis tas, kuris su žemėlapiu dirba. Čia yra irgi... Kas daugiau dirba, vaikšto iš kariuomenės, dar viena taisyklė, jeigu operatorius gameris lengviau pasiruošia gameris operatorium, tai navigatorius, kas daugiau orientacinių vaikšto, žvalgybiniai padaliniai, sakė, jam turi mokėti skaityti žemėlapį. Tai matėte tą ekraną, kur mes padalinam ir turi jau tas navigatorius šitą vaizdą. Čia yra navigatoriaus įrankis. Operatoriui užtenka pultelio, akinių, ir viskas. Jisai gali dirbti savo darbą, jam dronas, kai jungtas, jisai jo skraido. O čia jau navigatorius ir iš pačių mokymų, iš patirties daugiau darbo, daugiau prakaito tenka jam, nes jam reikia naviguoti, tai yra ir matyti, kur pats dronas skrenda, ir žemėlapį sekti, kuris yra. Neturi jokio GPS-o, jam nerodo, kad tavo droniukas yra šitoj vietai. Aš prie kokių orientyrų prisirišau pradžiai prieš pakildamas, ką užsimečiau orientyrus į priekį, tai man jau reikia iš to kelio nepasiklysti, neiškrypti ir nuskristi. Tai čia yra mažiausiai, kalbant apie komandą, mažiausias tas personalas, kurio reikia operuoti droną. Aišku, tada vadas ryšiai, nes tu gauni užduotį, kažkas koordinuotojų taikinius, negali japkas atvažiavę su visą įrangą ir čia dabar skraidysiu ir daužysiu viską. Tai kažkas turi palaikyti ryšį su koordinaciniu kažkokiu centru, su toku. Tau taikinius paduot, prioritizuot, koordinatės duot, tai čia prasideda. Tada kažkas jau turi, negali užkrauti ant tų dviejų žmonių, tada dar tas vadas atsiranda, ryšininkas, inžinierius kažkuris, kas su sprogmenim dirba. Tai ta komanda ir susidaro. Tokia mažiausiai 4 žmonių, nebent tu dar ten apkrausi vairuotojo saugą dar kažko. 4 žmonių, tai čia grandis visa. Taip, tai FPV komanda ir jeigu formuojant skyrių, tai turi 2 grandis, reiškia, vienam skyriuje kokias 2 komandas gali suformuoti. Tai iš principo, ką aš girdžiu, jeigu komanda yra, tai operatorius neturi spręsti ryšio problemų. Bet tu, Linai, minėjai, man atrodo, kad operatorius turi būti biški ir išmanyti ryšius. Turi išmanyti. Operatorius su navigatorium planuoja tą savo skrydį. Ir jie statys, arba jie bent jau nurodys, kur statosi, pavyzdžiui, tą anteną išsikelia. Tai tas ryšius išmanyti jiem abiem reikia. Operatoriui skrendant gali atsirasti kažkokių kliučių. Turim labai kryptinę tą mūsų anteną. Tai reiškia, mes turim labai aiškę kryptį, kur turim nuskrist. Tai tavo jau ryšio problemas prasidės, kai tu iš to savo ryšio to lauko, to bymo išskridinėjasi koridoriaus. Tai čia ir prasideda tavo ir tas visas ryšių išmanimas. Ar ryšio trikdžius operatorius turi mokėti kažkaip reaguoti juos, kurios kelia priešas? Kažkokius taktinius, ne taktinius, o veiksmus daryti, kas nuo jo priklauso? Kad vengti jų, pavyzdžiui, arba ten reaguoti kažkaip. Šiaip tai taip, nes tai yra jau iš tų trikdžių, kas trukdo jo darbui, o jo tiesioginis darbas yra nuskristi nuo taško A į tašką B. Tai turi išmanyti, tai elektroninio kovą išmanyti kažkiek irgi, turi suprast tuos pačius dažnius, kokiais dažniais jo tas dronas skrenda, ir kokiais dažniais pasitaikys pakeliui tas priemonė, ta antidroninė kažkokia. Tai jisai, ką jis gali daryti, jeigu jisai išmanus operatorius dar kažkokių techninių turi galimybių pasikeisti ant tos pačius dažnius. Arba naudoti ant tą patį hopinimą. Gal kažkokia priemonė, kur ir tą hopinimą jam užžemins. Tai yra niuansų. Kitas taktika. Gal jam apskris tada jau reikia rinktis tą taikinį. Tie dalykai kaip ir ryšys prie viso to darbo, tos kliūtis prisideda, kad jau reikia ir operatoriui žinoti. Cruise režimai jungti. Tada šitą. Autonomijos visokios. Labai daug ko išsprendžia ir didelė kliūtis yra tas line of sight praradimas reljefo, kai tu leidėsi palei žemę. Tai tas last mile trackinimas, tas autonominis taikinio užvedimas, daug problemų išsprendžia pačiam operatoriui. Bet ar jam reikia pasitikėti vien to ir tada jau pamiršti mažiau treniruotis? Nes vis dar jisai turi nuvairuoti tą droną. Kokia simbiozė, kaip sinergija tarp operatorius, Ying ir Yang, operatorius ir technologija. Norėtųsi, kad technologija... Kodėl čia yra technologas ir instruktorius? Žinai, kaip ir geras traktoristas turi suaugti su traktorium. Iš pasipurtimų jausti, kas vyksta, žinai, po kapotu. Tai aš čia gal klausydamas tiesiog, aš žinau
kad ukrainiečiai, tikrai pats nežinau ir negalėčiau atskirti, nepozicionuosiu, bet žinau, kad ukrainiečių pilotai, matydami tam tikrus vaizdo, tarkim, trikdžius, jie supranta, kada tai yra užskridau už kažkokios kliūties ar dinginėje, ar mane džemina. Nes tai efektas, kurį tu matai ant vaizdo arba ant drono kontrolės, jisai skiriasi. Ir aš manau, kad va čia Lietuvos kariuomenė, aplamai neparti dirvonai yra skrydis elektroninės kovos sąlygom. Kokio dydžio vienetuose kariniuose, na tai kuopa, batalionas ten aukščiau, arba ten, kas ten pajėgos, dabargi Ukrainoje yra sukurtos drono. Tai kaip jūs matytumėte tų komandų optimalus veikimas? Kiek komandų, kokį vienetą galėtų remti? Tarkim, jeigu žiūrėkim konkrečiai ne į didelius gal dronus ten, bet į FPV dronus va šitos. Bendrai su ukrainiečiais yra visaip. Jie turi ir atskiras pajėgas, atskirus padalinius, pulkus specializuotus, bet taip pat yra brigados, turi ir savo dronistus. Tai ten yra įvairių scenarijų ir tikrai manau, kad jie eina visais keliais vienu metu. Tokios pas juos yra realijos, jie neturi ko laukti, kuris būdas pasiteisins, jie bando visus būdus, manau, nesėdi. Taip, pačiais taktiniais, techniniais duomenimis tai yra taktinė priemonė. Kaip yra lygiai taktinis, operacinis, strateginis, tai FPV dronai yra taktinio lygmens priemonė, galinti remti mechanizuotus pėstininkus ar šarvuotus vienetus ar paprastus pėstininkus ant žemės ir naikinti taikinius. Tai prilyginama, ar tai prieštankiniam valdomom sistemom būtų, savo tikslumu, taiklumu, jinai būtų prilyginama, tarkim, prieštankiniam valdomom sistemom, Javelinui ar kažkokiai kitai savo ryšių, atstumų kaunamuoju, tai jinai būtų galbūt prilyginama netiesioginės ugnies priemonėm, tokiom kaip minosvaidžiai ar artilerija. Tai va, jinai kažkur čia per vidurį, tai tokio dydžio padaliniuose ji turi ir veikti. Tai kur veikia dabar minosvaidžiai? Tai batalionuose. Tai galbūt batalionuose ir FPV komandos. Bet būna ir kopas turi, tarkim, lengvai minosvaidį. Tai čia tas, ne mums spręsti, bet pagal taktinius, techninius duomenis, tai matosi, kad tai yra tame lauke ir čia jau per eksperimentą, per pratybas, per daugkartinius bandymus nusistovės kiekvienoj kariuomenėje, manau, bus tam tikra interpretacija, kaip ir kulkosvaidį būna, skirtingos kariuomenės skirtingai panaudoja kulkosvaidį. Tikrai taip. Skirtingos tos pačios raketinės sistemos, prieštankinės sistemos, labai komandų skaičius skiriasi. Taip, tai būna kiek arba pėstininkuose. Kiek vamzdžių būry minosvaidžių tam pačiam. Vienur yra 3, kitur 5. Taip. Ar prieštankinis pabūklas, ar kiekvienam skyriuje, ar sunkiųjų ginklų kažkokiam padalinį, kuris pliusuojamas. Tai čia yra kariuomenės, kiekvienų ginkluotojų pajėgų teisė, valia ir pareiga pasirinkti, kad optimaliai išnaudoti pagal savo doktriną. Tai bet šitam domene, taktiniam. Reikia nepamiršti, kad tai yra viena iš tų priemonių, tavo tas ugnies, parama ugnimi priemonių. Tai dar tu turėjai integruoti šalia visų kitų. Tai galios tos pačios valdymo visa grandinė, galios ta pati. O jau kokio dydžio tu integruosi, tu turėjai atsakyti dar į klausimus, tada kokią tu tą naudą atneši. Tu ne šiaip kažkoks partizanas su mašina FPV droną atėjai. Tu turi ateiti ir turi toj grandiniai, turėti atsakymą, kokią tu greitošaudą turi, kiek tu gali paveikti, ką tu gali paveikti, kokiu dažnumu, kokiu atstumu, kokiam sąlygom. Nes aš atsimenu, aš kai buvau kopos vadas, tai būdavo ten priskiria inžinierių skyrių, prieštankinį skyrių, ten kokį takpį ir tu visi, tai ką tu gali padaryti, žinai, ar ten kokį snaiperių komandą. Ir aš manau, dabartis ir ateitis yra, kai tau priskiria ten dronų, ten 2 komandas, 1 komanda ir tu ten tada jie tau, kaip tu Linai sakai, pristato savo galimybės ir tada tas taktinio vieneto vadas, ten kopos vadas ar bataliono vadas, jisai sprendžia, sako, mes varysim tenais arba mes varysim ten kažkur flangą, tu denk man ar tu varyk čia žvalgybą čia šitam. Aš manau, kad siekiamybė yra, kad kopos vadas labai gerai išmano bepilotės orlaivių sistemas ir jų reikalauja. Ne, priskiria ir ką tu gali, o duokit man tai užduočiai, aš to noriu, nes žino labai gerai efektą, kurį kūrė vieni dronai arba vienos sistemos ir ko negaus. Ir
žinai, geriausiai veikia, kai sistema yra pull, o ne push, žinai, ne kai iš viršaus nuleidžia, o kai apačia pasako, ko man reikia. Tai čia vat, mes tada prieinam prie planerių, nes turi būti ir planeriai, pavyzdžiui, batalionė, kaip pavyzdys, ne, štabe kažkur, ar ten, kurie išmano ir jie žino, kad va toje operacijoje, po planavimo ten suka sprendimo priėmimo procesą, MDMP, Military Decision Making Process, ir tu matai, kad va čia įskopa ten į šturmą kokią, ar kažkur, ar batalionas, ir ten ją reikia sustiprinti dronais, nes jie galės panaudoti čia ir čia ir čia. Nes čia yra viena, kai tu taktiniam lygmenį išnaudoji, bet dar yra planavimo tas ciklas štabe, kopos vadas irgi atlieka savo ten troop leading procedures, tas padalinių valdymo procedūros, kuriuose jis irgi mato, vertina ir priešą, ir save, ir tenais savo visus veiksmus. Ir va čia yra šiaip įdomu, ant kiek pažengę yra integruoti planavimo procesus, nes tu vietoj ten yra, jeigu kontaktinė linija, tu ten saugaisi arba kaip tik atakuoji kažką, viskas aišku. Bet jeigu su manevru, tai čia jau yra sudėtingiau, aš manau. Ir čia turėtų būti planavimo tie procesai. Visais lygiais, tai dronų padalinio vadas turi turėti tos atsakymus, ką tau paduos. Kaip su minosvaidžiais niekam nekyla klausimų. Aš gau tiek ir tiek minosvaidžių, kaip ten kažkokio tai manevro vadas. Taip, aš žinau, kad juos pastatysiu ten, lėks sviedinys tiek ir tiek laiko, tokį ir tokį atstumą man jie tenai padengs ir aš turėsiu kažkokią galę, tai su dronais turim pasiekti. Tai kad tiesiog visi žinotų, išsitraukiu užrašų knygutę arba jau gauni tą špargalkę, kur šitie dronai man ten gali padengti tokį ir tokį atstumą, tokį ir tokią greitošaudą, reiškia, viena komanda gali per tokį atstumą nuskristi tiek ir tiek. Tai reiškia, aš galėsiu tokį intensyvumą išlaikyti, pavyzdžiui, dronų. Ar jie ten turi pakankamai dronų, tą intensyvumą jau kitą. Bet dar tas komandos vadas turi sakyti, ne kopos vadė. Galbūt važiuok mus čionais panaudok, žinai, čia visą laiką tas kopos vadas, nes jis nebus visažinis ten ir prieš tankinius visus pajėgumus. Taip, tai čia galbūt tokia mintis yra, kad dronų operatorių rengimas, tai operatorių ir jau pirmą operatorius parengti, tada komandas, bet čia tik tais ledkalnio viršūnė. Kad visa sistema suveiktų, kad šūvis įvyktų fronte, turi veikti, kad taktiniam lygmenyje įvyktų kažkoks efektas, turi suveikti ir operacinis, ir strateginis, ir logistinis, visas esmė turi. Tai čia tik ledkalnio viršūnė, o mokymų prasme, manau, kad labai sekantis svarbus etapas yra mokytis, ir, sakau, ne mums mokyti, o kariuomeniai imti ir mokytis, naudoti tuos dronus, nedėti sandėlį ir nesakyti, kad kai reikės skrisim, imam, skraidom, nes tos atmintinės, būrio vado, kopos vado atmintinė, kurioje bus parašytas efektas, kurį sukuria FPV dronų komandos, tai jos nenukris iš dangaus. Reikės mums patiems jas pasirašyti ir jas bus parašytos jos po krūvos eksperimentų ir lauko taktinių pratybų, kuriuose bus išmoktos tos pamokos. Gerai, pakalbėkime dabar pabaigai dar apie ateities perspektyvas dronų technologijų. Nes, tikrai gan greitai keičiasi tos technologijos ir kaip tai veikia tą aktualumą kovinėse sąlygos, nes aš, žinot, vis tiek įsigijimai visose valstybėse, taip pačioj Ukrainoje turbūt vis tiek yra procesas, tu negali tiesiog nueiti į parduotuvę, paimti 10 dronų, kaip ten kokių, žinai, pieno pakelių ir varyti frontą. Yra užsakymai, tyrimai, analizės, tu skelbi konkursai, ten, žodžiu, tas užtrunka. Pusę metų, kartais mažiau gal dabar, bet gal ilgiau kartais. Tai kol tu jau gauni tą sandėlį, kuriam pradžiai vis tiek ateina į tą sandėlį. Jame Pabūna sandėlį ir tu jau išsitrauki ir jau žiūri, jau pasenęs tavo dronas. Arba ten kažkokia, nežinau, antena pasenusi. Nes dabar tikrai technologijos, kas liečia dronus, jos labai greit keičiasi, dabar dinamiška labai yra. Pritari, ar aš čia biškį nusišneku? Ne, tai tikrai yra greičiau evoliucionuojanti sritis lyginant, nes viskas per palyginimą. Taip. Greitai, lėtai viskas ateina per palyginimą. Tai jeigu lyginsim su klasikiniam kažkokiom sistemom, minosvaidžiais, patrankomis,
šarvuota technika. Taip, tenai irgi ateina naujovės susijusios su elektronika, programinė įranga, nusitaikymo sistemom, taikinių priskirimo sistemom, tarkim. Bet pati geležis, tarkim, tai jinai netaip sensta. Dėl to kariuomenės, perkančios organizacijos drąsiau ir perka, nes žino, kad ilgesnį laiką bus aktualu, o vat, su dronais mes matom, kad yra ta dvejonė ir jinai nėra iš piršto laužta. Taip, technologija evoliucionuoja ir dalykai, kurie išvystyti, kurie dabar aktualūs, gali būti po kažkurio laikotarpio pasenti. Bet kas svarbu žinoti apie dronus, kad jis yra sudarytas, tarkim, šitie FPV dronai, tai jie yra sudaryti iš komponentų ir jie yra gaminami Lietuvoje, iš lietuviškų komponentų, tarkim, radio ryšio visi komponentai. Tai jeigu jie praranda aktualumą ir nors nemanau, kad šitas sprendimas greitų metų tai, ką mes kuriam, praras aktualumą, bet jeigu jie praranda, mūsų įmonė eina kojan su vystymais, tai visą laiką galima pakeisti tą radio ryšio modulį. Tai nereikia, baterija nepasens, propeleriai nepasens, pati tas freimas, pats rėmas nepasens, tų komponentų nepasens. Tu žodžiu, keiti komponentą, o ne visą droną? Kartais galbūt net komponento nereikės keisti, reikės pakeisti programinę įrangą. Tai čia, žodžiu, nėra taip, kad turės ten viskas keliauti šiukšliadėžę, neaktualu, visą tą galima, sistemiškai žiūrint, galima šituos, kaip sakant, iššūkius adresuoti, dirbti su jais ir čia nėra priežastis stovėti vietoje ir sakyti, mes palauksim, kol patį paskutinį droną išras, nes paskutinio drono nebus. Jisai bus naujausias tik tais tai dienai, kai bus išrastas, o sekančią dieną jau bus naujesnis. Tai tiesiog reikia dirbti su to, kas yra šiandien. Na ir paskutinis klausimas. Pabūkim vizionieriais. Tiksliau jūs pabūkim, nes aš tai čia nelabai pabūsiu su dronais. Turbūt dabar reikėtų vis tiek čia apeliuoti jau tą kelintoji čia pramonės revoliucija, penktoji gal. Kaip tas dirbtinis intelektas visgi, nes vis tiek jis kažkaip vis keis, daugiau autonomijos duos turbūt dronui pačiam daryti daugiau dalykų. Tai va, kas bus po 5-10 metų su dronų pramonė? Galbūt ir kas bus su RSI Europe, bet ir kas bus bendrai, tai pagalvokim. Kokios tendencijos, kokie trendai gali būti, čia, sakau, vizionieriškai pasvajokit. Liudvikai. Tai aš šiaip nemėgstu. Nemėgstu pasileisti šito svajonių keleliu. Mėgstu labiau, domiuosi tuo lauku, bet stengiuosi nepamiršti tų apribojimų, kurie egzistuoja ir tų apribojimų, kurie vieni yra technologiniai, kiti yra, tarkim, žmogiškai organizaciniai. Tai kokia mintis, tarkim, yra dabar vakaruose NATO nusistovėjusi, tai kad AI technologijos karyboje, dirbtinio intelekto technologijos vis tiek turės turėti žmogų grandinėje. Human in the loop vadinasi, kad visko mes dirbtiniam intelektui netiduosim, kur vyks kertinis sprendimas, tarkim, naikinti ar nenaikinti. Čia teisiniai daugiau dalykai turbūt yra. Čia ir teisiniai, ir etiniai, ir moraliniai, ir aplamai, ir tas galvojimas čia, ta prasme, kad sukursi dirbtinį intelektą, kuris paremtas ten, kad čia GPT duodi dar ir bombas, žinai. Ir taip mes nebesuprantam, kaip tai veikia, bet dabar dar duodam jam ir sparnus, ir bombas, žinai. Tai kad laikyti toj technologiją turėtų, kur vyksta kritinis sprendimas, kad būtų žmogus, kuris human in the loop. Bet ką tai reiškia dronų prasme? Tai jeigu turės būti žmogus grandinėje skrydžio metu, kol dronas vykdo, tarkim, žvalgybą, ar ne, jis autonomiškai skrenda, jis vykdo žvalgybą, jis pats ieško taikinį, pats taikinį aptinka, bet tam, kad jis jį pereitų į naikinimo režimą, jis yra suprogramuotas, kad jisai turi gauti patvirtinimą iš taktinio, tarkim, operacinio centro. Kitaip sakant, nusiųsti nuotrauką, ką jis mato, ir žmogus turi pažiūrėti ir sakyti, taip naikinam. Tai reiškia, kad ir radio ryšio šitie dalykai yra apribojimai, su kuriais mes dirbam, jie niekur nedings, nes tam, kad būtų perduotas tas vaizdas, iš to drono autonominio confirmationai, turės būti susilinkinimas su tuo taktiniu centru, tai vis tiek radio ryšys irgi išliks aktualus ir kas bus tada, jeigu jisai nudžemins ir jisai negalės gauti to patvirtinimo. Tai yra daug neatsakytų klausimų,
Kur taip, jeigu sakai, kad sukursim dronus, kurie išvažiuoja deep behind enemy lines ir tenai kelia... Ne pavieniai, spiečiai. Išskrenda spiečiai ir krečia škadus. Bet spiečiai, klausyk, tai dabar irgi yra, manau, kad ateitis spiečius ir tarpusavį besikalbantis dronai irgi čia ateitis. Taip. Tai manau, kad tai yra artimesnė ateitis už pilną autonomiją. Už tai, kad mes pasitikim tiek šitą technologiją, kad dronui pasakėm, eik pagauk priešą ir jis išskrido ir mes daugiau niekad apie jį nesužinojom. Tik priešą apie droną. Tik per YouTube pamatėm. Tai manau, kad bent jau kol NATO šalis nekariauja, tai tokiam žingsniui nesiryš. Karas būna pakeičia, karo būtinumas būna pakeičia požiūrį ir gali būti galbūt kitaip. O spiečiai iš savęs, taip, dronai tarpusavyje bendraujantis, nebūtinai dronų spiečiai, autonominės sistemos, kurios yra ant žemės, bendraujančios su autonominiam sistemom, kurios yra danguje arba jūroje, tai jų sąveika, tai žinau, kad yra eksperimentų, kurie jūros dronas turi savyje, prototipų, ne eksperimentų, jūros dronas plaukia, priskrenda prie taikinio, iš jo atsidaro liukas, išskrenda tokie priplaukia, išskrenda maži dronai, atakuoja kito ten laivo bortą ar dar kažką. Tai tiesiog tokios kombinacijos, manau, kad įvairių technologijų kombinacijos turi daugiau ateities negu kažkoks pavienis dirbtiniu intelektu pagristas Wunderwaffe, kad atsiras. Tai tiesiog kombinacijos įvairios, apie kurias vienas žmogus net nepagalvos. Linai, ką tu? Pritari Liudvikui ar ne? Aš irgi labai toliai irgi, tai baisu žiūrėti, nesinorint prognozuoti irgi apie dirbtinis intelektas ir jau mums sprendimus priiminės dar kažką. Realu yra viskas, nes jau ta technologija kaip ir ChatGPT jau dabar turim, tai, bet iki to naudojimo praktinio labai toli nežiūrėčiau, bet žiūrint arčiau, tai jau taip dabar veikiančios technologijos, dar kažkiek atrodo visai nedaug liko patobulinti, turbūt investicijos R&D, vėl masiškumas, vėl finansavimas, to pačio produkto išvystymo, bet tas pats užvedimas ant taikinio jau kažkiek yra implementuota to dirbtinio intelekto. Tai viskas yra tam, kad lengvinti darbo operatoriui, atimti iš jo tą sunkiausią darbą. Tai žingsnis toliau būtų atimti ir navigavimo, tą nuskridimo dalį. Tai reiškia jau, bet žinom, nesivadovaujam GPS-o kažkokiu pozicionavimu, palidovinę navigaciją, tai turim vaizdą, atpažinti kažkokiu vaizdais. Irgi nėra kosmosas, ne kosmoso technologija, nieko naujo, tiesiog implementuoti šitos dronus. Tada tau lieka, kur jau operatoriaus darbas, tada lieka operatorius pasirenka jau gal jisai tada tos taikinius. To žmogaus neišimsi, bet tai jau visai ta technologija, kuri jau visiškai čia šalia, visai arti. Tik tai, sakau, tas žingsnis iki to galutinio testavimo ir masinio naudojimo, bet jau paprastinti darbą patiem operatoriui kaip ir galima. Tai net nelabai toli žiūrint, nėra jau raketų mokslas, tas pats dirbtinis intelektas. Tai kai RSI Europe sukursite visiškai autonominį droną, tai aš žinau, kad tada gali būti operatorium. Man jau nereikia tada apmokymų. Su ChatGPT. Pasakai, naikink ir viskas. Tai gerai, tai šitą gaidą tada ir baigime mūsų pokalbį. Tai ačiū labai, kad priėmėt mus pas save, parodėt, ką turit. Tikrai aš manau, kad dronai, jie tikrai keičia karybą kažkiek. Ir tai yra turbūt ateitis, bent jau dabar ir mums kaip kariams turbūt reikia prisitaikyti prie to ir tą adaptuoti. Tai ačiū Jums už tai, ką darot, ačiū už tai, kad dalyvaujat laidoj. Ačiū, kad atvykot. Liudvikai, Linai, ačiū. Susimatysim kitose laidose. Su Jumis buvau aš, Albinas Sinevičius, Jūs žiūrėjot Lock and Loaded Patrulio bazę. Iki.